Sakau, aš tau kojų neklausiu. Nori pats nusiplauk, gerai? Reikia eiti laukan iš kambario, matai, kad kalbu su anūku. Į Vacką. Klausau. Kam ten kalbėt? Stasys Turns, nori pamasažaučiau vikuojas nuplaučiau. O, Jėzus. Nu, aš sakau, Stasys, sakau, bent jau nagus nusikirpt, kiek plausiu. Labai jūsų vyras yra turbūt nevala. Na, aišku, įda koks, gyvenu tik dėl pašalpos. O didelė pašalpa iš jūsų vyro? Iš to vyro lūdarį, kiek ten 20 eurų jie nedirba. Nu jo, baisus vyras. Da, aišku, kad baisus. Nežinau, kam aš sonom čia begyvenu. Na, ką, tą progą paskambinsime į kitą taksi? Nu, į... Taksi klausomas. Labas vakaras. Ar čia Kauno taksi? Ne Vilniuje mes čia esam. Vilnius? Taip. O čia Lietuvos sostinė? Žinokit, tiksliai tokia. Tai jūs nežinot, kokioj šaly jūs? Klausykit, ponas, ar tai ponė, nežinau. Mes žinome kur, bet matyt, kad jūs nelabai žinot kur ir nežinot, kur jums reikia paskambinti. Jūs, kai Aš jūsų kažkas plypčioje, norėčiau išjungti. O, jinai padėjo ragelį. Aš ir girdėjau ten kažkas pypčia. Aš nesupratau, ką jis šnekėjo, ne žodžio. Nu, kažkas pyp ten už jos. Jinai biški girta, tai nekreipki dėmesio. Aš jau įsivaizduoju. Sound resumed. Aš jai papeikimą parašysiu. Oi ne, paskui ant jūsų parašys papeikimą, tai visai bus baisu. Bet aš atsiprašau, gal kur aš skambinu. Taip. Kadangi mūsų šiek tiek praeitą laidą mums vienas žmogus šiek tiek paukojo ir mes šiek tiek turime centukų paskambinėti galime ir plačiau, tai galima soldutė bus paskambinti kažkur ir ne vien į taksi, galima ar kokią kebabinę, gal norėsit kebabą užsisakyti savo? Net širdis apsalo. Aišku, kad norėčiau. Ar jūs esat valgius kebabą? Esu 3 per visą gyvenimą. Ir kaip jums skonis? Nu, man tas su katiniena nepatiko. Katiniena? O su Stasio Bybiu tai išvis. Ivo. Kaip suprasti tas juo? Nieko. Jeigu norit kažką užduoti aldutės, 869110972, va čia mums kažkas skambina, alio. Ne, žmogaus nesigirdi, būna čia ta... Kalbėjau. Gerai, mes paskambinsime į dar vieną taksi kompaniją. Kas galite išvežti? Sound muted. Čia visi Vilniaus. Ai, kas čia dabar darosi, pradeda... Streikuoti. Sakiau, eik laukan. Ne, aš tau tikrą, kad mūsų daugiau nenusėsti. Tek šalint. Jei aš tavęs nenoriu, tai reiškia nenoriu. Taksi? Labą dieną. Ar čia Vilniaus miesto? Vilniaus taksi, taip. Man reikia taksi prie savivaldybės iš Europos pusės. Ir važiuosit jūs kur? Kaip? Važiuosit kur? Važiuosiu iki arkikatedros. Tai į centrą važiuosit? Taip. Kur ten, kur savivaldybė jūs lauksit? Taip, prie savivaldybės. Man, kaip sakė kita taksistė, kur atvežė, kad iš Europos pusės. Iš Europos pusės, gerai. Tada gausiu trumpą SMS žinutėlę. Ai, ne, mes paskambinsim, kad mašinyti privažiuos. Gerai. Viso gero. What the fuck, negi iškvietė? O Jėzau, ką mes padarė, man dreba kojos, aš bijau, dar sėsiu į kalėjimą. Viskas, mes sėsim į kalėjimą dabar rimtai. Manęs net nekiškite į šitą.
Aš dabar paskambinsiu savo į telefoną ir pažiūrėsiu, kokį numerį man rodo, kai skambinu iš šito telefono. O Jėzau. Tai kaip jūs atrodot? Aš labai sena. Aldona. O labai Aldona, oi, koks mielas vardas. Nu tai Koks gerai, vardas? Nu labai mielas jūsų vardas. Jūsų bilietas kainuos tik tais 30 eurų. Ar jūs tiek turėsite? Eik tu šikti. Eik Pasišyk. tu šikti. Man Regina neužsiveda. O Nu tai tada... mašina užsivedė, man nebereikia taksi. Stasy! Ar tu ten dirbi? Ai, čia aš. O. O, Jėzau. Kaip suprantu, jūs mokate būti sekso užvedėjai, tai gal norite čia mums visą sargą sujaudinti? O aš taip noriu pranešti. Palaukite. Kaldona. Sargė, kas nori susitikti su manimi. Aš esu Aldona Beizakienė. Mano ID 50. Važiuoju su Regina įstoti. Visi važiuokit paskui Aldoną Beizakienę, jos ID yra 50, fanmytas prie geležinkelio SF, taip? Taip, aš atvažiuoju. Ir Aldona? Nu, Aldona? Tai kaip matome, jūs turite labai gražią mašiną. ačiū. Ir mes norime jums įteikti 100 kreditų, todėl, kad jūs lankote Sarg serverį. Gerai. Ir Nojus jums sako labai dėkinga už jūs, kad paremėt mūsų žaidimą. Ačiū jums. Tai aš gausiu to 100 kreditų, ne? Ne. Nu, blogai, man kaip tik gripas baigės. Nu, bet gali būti, kad gerai, nes jūs galite ir tikrai gauti. Prašau, leiskite man, duokite, kas pinigų man baudą apmokėti. Taip. O kiek jūsų bauda kainuoja? 500. Nu, tai gerai, bet jūs žinote, kokį ten... Oi, ne. skambinot? Į kalėjimą keliauju. Ai, ne. Viskas ok. Ne, o jūs žinot, į kokį paskambinot numerį? Žinau. Jūs paskambinot, jūs kalbate dabar gėjų paslaugose, nes aš esu gėjų paslaugų vadovas. Tai aš to ir norėjau. Vadovė, mano Stasys manęs nebemyli. Mane šaudo. Palauk, mes jums padėsime, Aldutė.
Sėkmės jums gyventi, Aldulė, Aldulė, jūsų gražus plaukėliai kaip jūsų žandeliai. Ate. Ate. Čia. Man šitas patinka sargietis, jis taip labai gražiai šneka, kaip trūksta, net sakyčiau, to sargių tokio mielumo. Sargė visi tokie, ką tu čia darai? Ką tu darai? O jisai, ką jūs darote? Taip, sargė labai žmonės. Aldonas stoty. Taip, Aldona stoty, užlenkus koją, laukia, kol kažkas ją pasikvies ir išdulkins. Negalais atbėgau čia. Jinai laukia, kol išdulkins. Nu jau, vaigi, žinai, kad tik mes lovui darom viską. Na taip, bet tai ir kiti nori pabandyti. Robertai Dream, dėkoju tau. Aš suprantimit, kol pamiršau jį pasakyti ačiū praeitą kartą. Nu va. Nu dabar ačiū tau, mergaitė. Mergaitė iš Kauno rajono verta. Rajono 100 milijonų. Ta. Žiburis nušvito man vienai. Kur jūsų rankos? Put your hands up, everybody. Let's dance together for everybody. Taip, alio. Labą dieną dar kartą. Labą. Labas, tu labai malonus berniukas. Tai ačiū. Tai va, aš jums dainą padainuosiu. Klausau. Kaip ten, koks jūsų vardas? Aldutė. Ai, tai va. Aldutė, jūs tokie kvepiate kaip braškė. Jūsų žandukai raudoni kaip braškė. Ta braškė išvaisy. Įmetė pati geriausia tarp visų. Jūs mokate dainuoti labai gražiai, sveikinatės, žaidžiate sargą, mes labai jums dėkingi, kad žaidžiate sargą nuo admin boomerio. Ei, gelbėkit mane pagrobė. O, kas tave pagrobė? Giedrius Kapnap. Įsisodino į Giedrių mašiną Kapnap? ir išsiveža. Tai jo, Giedrius Kapnap labai blogas, jis dirba apsaugoj. Jis Aš labai įsijungiau ir vėl prisijungsiu. Nu jo, jeigu jau apsaugoj dirba, tai tikrai galiu pasakyti, kad blogas. Tu tikras dalbajobas. Gerai, Aldutė,